treneriai, koks komentaras apie rungtynės? Geras rungtynės, turbūt žiūrovam patiko tas svarbiausia. Ir ar kelia šiek tiek neramumo tokia sunki pradžia, kad praleidot porą įvarčių, ar prieš rytojų tai kelia kažkokių minčių? Daugumą įmušė, gerą golą įmušė. Antras įvartis, aišku, nelabai gražus buvo. Sakoma, visas klaidas galima išanalizuoti ir kitą kartą jų nedaryti. Tai ruošimės tam, nes rytoj tikiuosi viskas bus gerai. Ir turbūt optimalios sudėties, kad visi būtų sveiki, ne visada galima surinkti, tačiau džiugu, kad grįžo Tadas ir kaip tik šiandien pergalingą įvartį pelnė. Taip, Tadas, jisai, sakoma, komandos lyderis, ne tik ant ledo, jisai rūbiniai, veteranas gali žino, ką pasakyti, tai komandą užvesti, tai jis, sakoma, mano dešinioji ranka turbūt rūbiniai. Tai malonu, kad grįžta, tik tais jo, skaudi tema, kad nei vienų rungtynių šiemet sezonė nesužaidėm pilna sudėtim, tai tikiuosi ne už kalnų tą dieną, kai galėsim išstatyti savo optimalų sąstatą. Ačiū. Dovydai, kaip vertinat rungtynę šiandien? Rungtynės tikrai buvo neblogas, bet manau, lygios komandos žaidė, tikriausiai kažkur padarėm daugiau klaidelių, dėl to ir pralošėm. O kaip manot, kodėl būtent antroji dalis taip nebuvo tokia stipri? Bent jau iš pažiūros pirmą kėlinį tikrai neblogai sužaidėte ir pelnėt įvarčius, o po to jau šiek tiek silpniau. Nežinau, iš tikrųjų gal antram kėlinį daugumų turėjom, kur galėjom nulemtas rungtynės, bet paprasčiausiai išmesdavo tą rytulį, mūsų puolėjai negrįždavo padėti gynėjams, dėl to toks įsivėlėme tokį žaidimą klampų ir nežinau, aš manau, jėgų tai turėtų užtekti, bet kažkam taupėsi, gal neįsivaizduoju, bet šiaip rungtynės tikrai buvo neblogas, aš manau, žiūrovam tikrai patiko rungtynės. Ir ant ledo nematėme Martyno Miliūno, jis prieš Rygą žaidžiant patyrė traumą, ar gal kažkokių naujienų yra, kas jam yra? Jisai patyrė dar traumą anksčiau su Panthersais, tai pirmadienį bus aišku rezultatai, tai greičiausiai meniskas jam yra ir nebuvo įliet četvirtako, kuris rytoj turėtų žaisti, pas jį irgi yra mini trauma, bet manau, kad rytoj tikrai jisai žais. Ir paskutinį klausimą, kaip man, ką galima rytoj tokius mini pakeitimus padaryti, kad būtų kitoks gal vaizdas, gal kitaip pasisektų? Na, iš tikrųjų vis tiek grįš, jeigu jie į rikiuotę, tai bus kažkokie pasikeitimai vis tiek trejetuose, bet kažką keist labai nėra. Aš manau, ir viena, ir kita komanda žinomų, vieni kitus kaip nuluptus, kaip sakant, visus, tik tais paprasčiausia noro. Manau, noro gal netrūko šiandien, tik tai, sakau, pritrūko gal to meistriškumo kažkur išsimest rytulį ar nubėgtas, smulkios klaidos ir nulėmė rungtynės. Ačiū. Prašau.